Pirmoji laidos tema šlaitai. Kaip juos skoningai ir stilingai apželdinti, kad nereikėtų pjauti žolės ir kad nereikėtų tų šlaitų mums ravėti. Ką daryti? Ką mums patartų parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistė Eglė Petkevičiūtė. Tai ką daryti, Eglė, kai nusibosta šlaite pjauti žolę? Dažnai jis būna status, tikrai labai nepatogu. Kokie būtų jūsų patarimai? Ką reikėtų sodinti? Sveiki, Aušra. Taip, tai šlaitas ir apželdinimas skamba kaip didelis iššūkis, bet tai išties nauja galimybė turėti dar gražesnę aplinką ir įdomiau pagalvoti ir sugalvoti, kaip išsisukti iš situacijų. Tai turint šlaitą, galima auginti ir tą pačią veją. Tiesiog reikėtų išsirinkti tinkamą mišinį, jeigu sėjate iš naujo, arba įsėti žydinčių vejų mišinį, galbūt įželdinti šilokus ar paieškoti kažkokių sprendimų, kaip nepjauti taip dažnai. Mano rankose yra žydinčių pievų mišiniai, kurie galbūt padės jūsų situacijoje, kadangi Nes nereikia pjauti iki rugsėjo mėnesio. Taip, kol nenužydė mišiniai. Mišinėje rasite virš 30 skirtingų veislių gėlių, kurios jūs džiugins nuo pat ankstyvo pavasario iki pat rudens. Ir pjaunama vieną kartą, jeigu norima daugiau estetikos, galbūt ir 2 kartus, galbūt drugelių norite savo aplinkoje, o galbūt bičių. Tai pasidomėkite, kokie tai yra mišiniai ir įsivaizduokit savo aplinką. Tai padės jums susikurti ją gražesnę, jaukesnę ir, kaip minėjau, savo pačiam lengvesnę priežiūros atžvilgiu. O kokie dabar tiktų augalai? Galim kadagį sodinti, pušeles, kas dar galėtų būti? Pavyzdžiui, kalbant apie šlaitą, mus gąsdina, kad galbūt per status, per aukštas, kaip pasodinsiu ir kaip prižiūrėsiu. Tai priklauso viskas nuo to, kokį tą šlaitą turim. Jeigu tas šlaitas šiek tiek rečiau sutinkamas į vandens telkinį, tai jau tarsi pati aplinka diktuoja, kad tai turėtų būti pakrančių augalai. Įvairios žolės, galbūt drėgmę mėgstantis augalai, kurie užželdins tą šlaitą ir mes net galėsim pamiršti, kad reikia kažką daryti su juo, ravėti, kirpti. Jeigu turime aplinką arti namų ir joje jau yra gražiai apželdintų spygliuočių, lapuočių, kompozicijos, tai vėlgi norėtųsi, kad tas ir šlaitas mūsų nebadytų akių ir nesiskirtų smarkiai nuo to, ką turime. Tai galėtų būti kalninės pušės, kurios ir taip natūraliai auga kalnuose, kur yra daug akmenų, yra šlaitai, yra galimybė nuplauti, pašalti, kur trūksta drėgmės. Tai puikūs augalai, kurie bus visžaliai, džiugins mus visą sezoną ir uždengs šlaitą, jį sutvirtins tuo pačiu. Dar šlaituose tiktų auginti žemas neformuojamas tujas ar kadagius, o iš žydinčių augalų ypač tiktų erškėčiai. Atkreipti dėmesį į kiek užmirštus erškėčius, kurie žydės didžiąją dalį vasaros ir brandins gražias raudonas uogas. Džiugins savo žiedais, nors tai yra visiškai nereiklus augalas, kuris nenukentės nei nuo didesnės sausros, nei galbūt dėl pasitaikančių šalnų, jeigu turite didesnį šlaitą. Na, o jeigu jūs esate gėlynų mėgėjai, tai irgi viskas gerai, nes tam yra puikių daugiamečių gėlių, kurių nereikės atsodinti kiekvieną sezoną ir galėsite džiaugtis daugelį metų. Tai taip pat kantrus ir ilgalaikiai puošnūs augalai, kaip melsvė, įvairūs šilokai, paparčiai. Jeigu turite savo sklype šlaitą, kuris dar ir pavėsyje, tai be paparčių sunku ir įsivaizduoti tą visą kompoziciją. Visų puikiai pažįstama žiemė, kurios šaknis yra pakankamai gilios sutvirtinti šlaitą. Ši gėlytė žydės balsvais, melsvais žiedeliais anksti pavasarį ir sudarys nuostabų kilimą. Nereikia net ir pasodinti itin daug augalų, nes jisai greitai plečiasi ir tiesiog užeina visą tą šlaitą, nepalieka vietos piktžolėms. Ir tas ravėjimas galbūt ir bus reikalingas pačioje pradžioje, bet praėjus porai mėnesių puikiai įsitvirtins. Mano rankose yra kaulenis bei šiuo metu žydinti lanksva. Tai šie augalai tiktų tiems augintojams, kurie nori šlaite sukurti ne tik kilimą, bet tarsi ir paaukštinti, išgauti formas ir žydėjimą. Lanksvos puikiai žydi, svyra ir jų nereikės papildomai genėti, bet jos tarsi pačios sukurs tą didesnį tūrį, pagyvins aplinką, puikiai prisitaikydamos prie šlaito sunkesnių sąlygų, sutvirtindamos jį, sumažindamos linkimą, taip pat kaip ir kauleniai, kurie ne tik savo dailiais gan gražiai blizgiais lapais puošia aplinką, bet dar link rudenio ir subrandins gražias raudonas uogytes.
Na, jei esate natūralistinio apželdinimo šalininkai, tai labai natūraliai, net šiek tiek to laukinio vaizdo įnešite pasisodinę astilbes. Ši daugiametė gėlė tiks tiems, kam norisi spalvų savo šlaite. Kadangi jos išleidžia spalvingas, rausvas, raudonas ar labiau blankes šluoteles, kurios puriai žydi, yra gana aukštas augalas, pasiekia ir pusmetrį su žiedais, kai kurios veislės net ir šiek tiek aukštesnės. Pristačius tokią gausybę puikių augalų tinkančių šlaitų apželdinimui, tik noriu trumpai priminti, kad nesirinkite šalnoms jautrių augalų bei reiklesnių drėgmei. Taip pat vertėtų vengti sodinti stambiai žydinčius daugiametės gėles ar pasilengvinti savo darbą ir nesirinkti įkomponuoti daug vienmečių. Tai nesirinkite bijūnų, aguonų, pentinių, kurie žydės stambiais žiedais, svirs ir juos reikės karpyti. Tai šlaitams jie nėra labai tinkami augalai, pasirinkti, apželdinti ir sukurti tą tokią puikią visumą.